Taip, labai prašyčiau mikrofonus atjungti. Tai šiandienos tema yra klientų čiatai ir tuoj pajungsiu prezentaciją. Kas mane nepažįsta, tai mano vardas Jekaterina Nagina. Aš esu viena iš jūsų mentorių aukštesnių. Pasakykit, ar matot ekraną? Ne, nematot tikriausiai. Ar dabar matot ekraną? Tai pradedam nuo pardavimų. Dėl ko šitą temą mes pradedam, nes pasaulyje šiaip vyrauja viskas pardavimuose. Jūs einat gatvelę, matot močiutę, kuri parduoda gėlytes, nes negali, sakykime, išgyventi iš savo pensijos ir pardavinėja savo gėles. Jūs nuperkat pas tą močiutę, močiutė paima pinigėlius, nueina į parduotuvę, nuperka savo maistą, galbūt į mažytę parduotuvę. Tos parduotuvės vadovas paima pinigėlius, sumoka savo vaiko darželį ir taip toliau. Visur, kur mes beeitume, pardavimai valdo pasaulį. Tai yra judėjimas pinigų iš vieno žmogaus į kitą ir kas bijo pardavimų, tai reikia suprasti, kad be pardavimų pasaulyje nieko nevyksta. Pardavimas tai yra varomoji jėga. Tai jūs esat geriausia kompanija, kurias pardavimus mes apmokinam, kaip tai daryti. Ir šiandien mes kaip tik kalbėsim apie pardavimus klientų grupėse. Pažiūrėkite šitą nuotrauką. Ką norėčiau, kad jūs suprastumėt, kad labai svarbu pardavimuose, kaip jūs atrodot. Aš atrodžiau kažkada taip. Sakykit, jeigu jūs pamatytumėt mane tokį, kurį kviestų ir sakytų, varom į lieknėjimo maratoną, ar tikrai jūs sutiktumėt ir varytumėt pas tokią mergaitę? Abejoju. Žinokit, pirmas klausimas, kuris viduje būtų, tai kodėlgi tu pati nesulieknėjai, kur tu mane kvieti, nenoriu aš pas tave, nes tu nesi pavyzdys lieknėjimo. Arba kaip dažnai būna ten, kaip pavyzdys, ko nereikia daryti, ten nereikia rašyti. Pas mus superinis produktas, va čia mano nuorodėlė, norėsi, pažiūrėsi, ten ko reikės, nupirksi. Ir pridedant referalinę savo nuorodą, taip irgi neveikia. Taip pat dar čia nepaminėjau, bet toks pavyzdys, kai nufotografuojat produktą, jis toks fainas, toks smagus, pirk pas jį, o jis man labai patiko. Taip irgi neveikia. Mes esam kompanijos veidas ir mes formuojam tą lauką išoriniame pasaulyje, kaip žmogus norėtų irgi su jumis atrodyti. Visą pirmą dalyką, kai jūs ateinat į mūsų kompaniją, jūs turit tą produktą išbandyti, kaip jau žinot, ant savęs ir tą rodyti ir kitiems. Tai visų pirma, mes esam pats pirmas pirkėjas savo produktą. Taip, čia kažką parašė, taip, viską matot, viskas tvarkoja. Nuo ko reikėtų pradėti, kuriant klientų grupę? Tai visų pirma, reikia suprasti, kur jūs ją kursit, kokiam tinkle. Ar tai bus Messengeris, ar tai bus Viberis, WhatsAppas, ar Telegramas. Tai tą dalyką jūs turėtumėt visų pirma nusistatyti. Geriausia be abejo, aš gal išjungsiu. Ar mane matot, ar prezentaciją? Jo, išjungiau. Visų pirma, jūs turit pasirinkti tą būdą, kur daugiausiai pas jūs yra pažįstamų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad klientų grupė tai nėra esamų klientų grupė. Tas yra svarbu. Tai yra grupė, į kurią jūs pakviesit visus pažįstamus, visą savo telefono knygą, iš visų socialinių tinklų pažįstamų, nepažįstamų, tų draugų. Tai
bus būsimų klientų grupė. Taip. Šitas, manau, aišku, ne? Nes dažnai žmonės, kai pasakai klientų grupę, kažkodėl įsivaizduoja, kad tie klientai, kur pas mane pirko, aš sukursiu jiem grupę. Ne, tai yra ne taip. Taigi, pirmas dalykas, tai yra telefono knyga, socialiniai tinklai ir pastoviai jūs turėtumėt šitą klientų grupę pildyti. Ką norėčiau dar pabrėžti? Jeigu jūs jau dabar mokat pardavinėti ir kurti apyvartą 1000 PV, 1,5 daugiau, klientų grupė jums yra neaktualu. Jūs ir taip puikiai parduoda. Kam aktuali klientų grupė? Tiem, kurie sako, pas mane nieks nepirka, man sunku padaryti 200, tam 500. Jeigu jūs 500 PV nemokat padaryti per socialinius tinklus, tai klientų grupė jums yra būtina. Jeigu pas jūs gerai viskas su pardavimais, kaip aš ir minėjau, tai klientų grupę kurti nebūtina. Jūs ir taip puikiai valdot ir mokat pardavinėti. Antras dalykas, ką reikia padaryti klientų grupiai. Tai yra išsiųsti pakvietimą. Tai yra reikia padaryti, sukurti visiems ir per vieną kartą išsiųsti visiems pakvietimą. Tas pakvietimas iš kairės, kaip pavyzdį, galėčiau jums perskaityti. Parašiau, Laura, sveika, rašau tau, nes dabar kviečiu visas. Kaip žinai, aš pradėjau dirbti ir pažinti NL produktus, labai daug gero girdėjau prieš. Rašau tau, kad pakviesti tave į grupės pavadinimą. Tai čia aš kaip pavyzdį parašiau VIP klientų grupę. Grupėje bus informatyvaus formato, receptai ir panašiai. Pasakosiu apie NL produktą, akcijas, žaidimus tik grupės nariams. Nes akcijas ir žaidimus mes negalim daryti socialinėje erdvėje, bet savo klientų grupę tą mes galim. Būsiu laiminga, jei prisijungsi, garsą galima išjungti, kad netrukdytų. Galiu pajungti, neprieštarauju. Ačiū už atbulinį ryšį ir palaikymą. Čia yra dvi labai svarbios frazės gale. Visų pirma, mes paklausim, ar galiu pajungti, neprieštarauji. Ir visų antra, mes žmogui duodam suprasti, kad labai svarbus to žmogaus, grinai to žmogaus atbulinis ryšys. Taip, be abejo, vardą mes pastoviai keičiam, bet iš esmės toks šablonas galima pakeisti pagal save, turi būti išsiųstas visiems per vieną dieną. Ir duoti žmogui reikia vieną dieną, jis be abejo, čia yra klausimas, jis atsakys taip, ne. Mes nejungiam tie, kurie griežtai sako ne, mes prieštaravimus ten neuždarinėjom, tiesiog neturėsit laiko tam ir pajungiam į grupę vienu mastu, ne po vieną žmogų, o iš karto surašant. Siūlau šiaip tai rašyti užrašų knygutę, kas sutiko, ir vienu mastu, vienu kartu pridėti visus. Jeigu ypač tai yra tokios grupės kaip Messengeriai arba WhatsApp, kur istorija neišsaugoma, tai labai tas svarbu. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs po vieną pradėsit pridėti, tai tas pirmas žmogus, kurį pridėjot patį pirmą, tai jis matys pastoviai įeinančius, jį tai nervuos ir tikriausiai jisai išeis iš tos grupės, dar jum nepradedant nieko ten rašyti. Tai vat labai svarbu vienu kartu visą šitą pridėti. Pavadinimas turėtų būti labai gražus, skanus, tikrai nerašykit NL su NL, kažką galite tokio, kas jums patiems patiktų, vat kaip aš sakiau, VIP klientai arba sveikatos kokios nors grupė. Galit sukurti savo. Labai svarbu irgi, kad avataras būtų ne NL'as, o kažkas irgi gražaus, skanaus. Galima paieškoti nuotraukų tikrai Pinterest'e labai daug ir šiaip nepatariu dėti savo nuotrauką ant avataro. Be abejo, kai jau visus pridėsit, jūs pasisveikinkit su jais ir būtinai aprašyti grupės taisyklės. Va, kaip reikėtų vesti? Tai be abejo turėtų būti ir foto, ir video, įvairus formatas, kodėl būtent daryti reikia šitą klientų grupai. Nes Instagram'e arba Facebook'e mes negalim pastoviai rodyti vien produktų, mes kaitaliojam su savo gyvenimu ir taip
ten tikrai yra mažai sekundžių, daug visko neapgriepsi per socialinį tinklą ir taip žmonėm nepatinka. O čia galima daryti įvairiai, bet labai labai svarbus reguliarumas. Kaip ir socialinius tinklus, tai reikia daryti kasdien. Negalima tai daryti kartą į mėnesį, kartą į savaitę, kartą ten 3 dienas, tai neveikia. Tai va tas reguliarus vedimas turi būti tokio formato, kaip su draugė, žinot, bendrauja. Nereikia ten labai didelio grožio, kažkaip tokio išpuoselėjimo. Tikrai paprastesnė video, kai, va, pavyzdžiui, nežinau, mamai, draugiai nusinti kažkas va tokio panašaus, unpackingas, nuotraukas iki po, lifehackus visokiausius, ten žinias kokias ten iš webinarų, kur perskaitėt, pavyzdžiai kitų, jeigu jūs pamatėt, kad vat, kažkas gavo rezultatą ir jūs tikrai galite savo klientų grupę rašyti. Mergaitės, aš va ką tik tim pamačiau ir persiųsti ten nuotraukas. Mes irgi pridedam į darbinius čatus ir tikrai galima tą naudoti ir mes turim juolab ir atsiliepimų čato, kur irgi pridedam tų visokiausių nuotraukas. Galima ten daryti transliacijas, dovanų paruošimas, numeriukų dalinimas, va tokių akcijų, kad skatinti žmogų pirkti. Sakykime, perkat už 50 eurų per mėnesį, mėnesio gale, tarp visų, kas pirko, darau dovanytę. Kaip dovaną pasirenkat kažką iš mūsų nebrangios produkcijos. Ten jau pagal save žiūrit, jūs gaunat tos unitus, tai vat kaip tik šitom akcijom tos unitus naudoti galima. Negalima tik viešai tai skelbti, o savo grupėse galima tai daryti. Ir be abejo patariama ne tik informaciją apie NL, galima ir apie knygas, ką ten skaitot, filmus, kokius rekomendacijas, čia visgi jūsų yra artimas ratas, tai yra žmonės, kurie jūs gerai pažįstat. Dažniausiai klientų grupė nepatenka svetimų, kurių jūs nežinot. Kaip ir minėjau, čia telefono knyga, socialiniai tinklai ir pastojo bendravimas, jūs papildot, tai jau pažįstami žmonės. Ir visokiausi anonsai už prizų už einamą mėnesį. Ekspertiškumo galim. Taigi labai labai daug ką galima. Čia yra grinai artimas toks ryšys. Žinokit, tokių grupių dabar labai labai daug pagal interesus. Kažkas mezga kartu, kažkas ten siuva kartu, žinot, mokyklos grupės, darželio ten. Anksčiau buvo super mamyčių, jeigu atsimenat, tai va ten jos tiek sukuria grupių ir toliau bendrauja, aš tikrai turiu daug pažįstamų, tai va tokios grupės tikrai nėra kažkas tokio iš lempos. Tai pradedam nuo ko? Pradedam nuo pavadinimo. Net toks, kad būtų jums pačiom smagus, fainas, kad pačiai patiktų. Tikrai vat, mano komandos nariai, labai daug turiu. Mergaičių ten paplėpisiai, kažkokia slapta grupė, kažką tokio, kad jums būtų smagu ir jūsų klientam. Jeigu ten geriausios klientės, tai va tiesiog galvokit, kai žmogus eis, kaip jis jausis grupėje geriausios klientės. Ar jom faina būtų, ar ten galbūt ne faina. Kažką tikrai pagal save parinkit. Tikrai nereikia rašyti NL ženkliukų, va šito dalyko nepatariu. Parenkat nuotrauką, geriausia, sakau, iš Pinteresto, mes, kai darom su Sabina lieknėjimo maratonus, visada visos nuotraukas parenkam iš Pinteresto ir, kaip pastebėjot, visada jos būna skirtingos ir mums pačiai smagu ir jum, kad būtų tokios ryškios, išskiriamos ir pritraukiančios dėmesio. Kaip ir minėjau, malonus pavadinimas, nereikia parduotuvė, nereikia geriausi klientai. Būtina, kai jau visus klientus jūs pajungsit, šiaip patariu skirti tam vieną dieną. Jūs išsiuntėt, davėt vieną dieną žmonėm apsiprast, pagalvoti ir ten pamatyti jūsų žinutę ir jau kitą dieną, kas sutiko, visus pridedat į grupę. Surašot taisyklės, apie taisyklės truputėlį vėliau ir galit savo sugalvoti rubrikas, apie ką jūs darot. Šiaip iš tikrųjų taisyklėse galit nurodyti savo referalinį nuorodą duoti.
kad va, jūs jau galite pažiūrėti į mano parduotuvę, užeit, pasižvalgyti, kokias produkcijas turit ir jeigu norit, mes galim jų užregistruoti, papasakoti apie kliento programą, ne, kad galit čia čiate pirkti, o galite patys užsiregistruoti klientų ir turėti tokią nuolaidą. Apie mūsų kliento referalinę programą irgi galima ten papasakoti. Taip, kas taisyklėse? Būtina, tikrai sakau, reikia rašyti taisyklės, nes būna, kad žmonės naudoja čiatus savo tikslams, patys pradeda reklamuoti savo kažkokį produktą, taip jau atsitinka, kad būna, kad užsiema kažkom, tai vat, jūs tą turit surašyti, kad draudžiami tie atvirukai, žinot, kad gimtadienio proga, kai pradeda ten siūs, tiesiog ne į temą, ne jūsų kliento čiato temą. Nespaminti, ne reklamai, galit surašyti darbo laiką, kada galima šitam čiate apskritai rašyti. Galit surašyti, galit ne, čia priklauso, aišku, nuo jūsų. Ir be abejo, aš jums patariu nerašyti į savo klientų čiatų ten pirmą nakties, nes ne visi žmonės išjungia garsiai, tada jūs sulauksit, kad žmonės iš tos grupės pradės išeidinėti. Tai patys savo sukurkit laiką, kada jūs dirbat šitam čiate. Kad tai būtų, sakykime, nuo 10 ryto ar 9 iki 8 ar 9 vakaro. Ne? Ką norėčiau pabrėžti jums, kad būtina reguliariai, kaip ir sakiau, daryti. Galima visokiausių challenge tenai rašyti, kad jūs nusprendėte atauginti plaukus, ar ten sulieknėti, dabar einat į lieknėjimo maratoną, aprašyti visą šitą procesą. Su mūsų produktais tikrai galima gauti daug rezultatų, netgi ir su papildais, jeigu jau, sakykime, geležies trūkumas buvo ir jūs paėmėt analizės, pradėjot gerti mūsų geležį ir paskui parodėte, žiūrėkit, ten per tiek ir tiek gavau tokį. Iš tikrųjų, daug galima visko daryti ir svarbiausia, aišku, pažinoti mūsų produktą. Išpakavimai produktus, jos emocijos dėl naujų produktų, pavyzdžiui, kai atsiranda kažkas naujo ir jūs perdodat tą emociją, galima irgi šitą daryti. Taip, būtinai savo žodžiais. Jokių copy-paste, kaip anotacija duota mūsų tinklalapį, šiaip nepatariu, nes tai turi būti toks draugiškas klientų bendravimas. Aišku, tai bus ne bendravimas, tą irgi noriu pasakyti, kad žmonės žiūrės. Žmonės žiūrės ir daugelis tylės. Ir tai yra normalu. Svarbiausia, jūs galite visada pažiūrėti, kas peržiūrėjo. Tai labai svarbu jums žiūrėti peržiūrą. Ir tada jau eiti pas žmogų, sakykime, tiesiai privačiai jam parašyti. Žiūrėk, aš va šiandien pasakoju apie tą ir tą, sakyk, normaliai ten viskas atrodo. Juolab, tai yra jūsų draugai, tai yra jūsų pažįstami ir tikrai galima asmeniškai užklausti, ar viskas tvarkoj, ar aš normaliai pasakoju, ar viskas iš to aišku. Be abejo, naudoti savo nuotraukas ir video. Tai yra geriausia. Negu tos reklaminius visokiausia nesiųskit. Nesiųskit tų reklaminių nuotraukų, reklamos sudarytų gražių kompanijos. Geriausia, tegul tai būna negraži, bet matosi jūsų rankos, jūsų veidas. Tai ten iš tikrųjų gali būti paprastai. Ten nereikia to išpuoselėto grožio, kaip yra pas mus Instagrame. Taip. Ir sugalvokit rubrikas, kuom jūs naudingai galite dalintis. Mokat daryti savimasažus kažkokius, dalinkitės. Mokat ten, nežinau, kažkokių gudrybių, lifehackų, kažką atradot, dalinkitės. Ir čia yra jūsų kaip toksai kūrinys, jūs galite jį daryti. Svarbiausia, reguliariai. Jeigu žmogus išeina iš jūsų grupės, o taip tikrai bus, tai yra normalu. Ir tai yra stimulas pajungti į tą grupę dar 2 žmonės. Vienas išėjo ir vietoj jo pajungti kitus.
kodėl išeina žmonės, aš šiaip dažniausiai rašydavau tiesiai ir klausiau, ar tau trukdė, ar gal kažkas, nu, nes irgi sutiko ateiti. Tai dažniausiai žmonės pasako, kartais būna per klaidą kažką prispaudžia, tikrai patikėkit, yra žmonių, kurie nemoka naudotis normaliai tais čatais ir kažką ne taip prispaudinėja. Va. Tai pagalbininkas, iš kur gauti informaciją, mes turim tokį NBS University, bus papildytas dabar naujas irgi kurtas apie produktą, NL Assistantas, tai Telegram botas, tam tikrų produktų ten yra, aišku, ne visų. Mūsų tinklalapis, mūsų lyderių Instagramai, kurie moka geriausiai pasakoti apie produkciją. Ir be abejo, savo rezultatus reikia kas 3 mėnesius atnaujinti ir rodyti nuotrauką prieš, po ir taip toliau. Tas yra iš viso geriausiai. Tiesą pasakysiu, kai aš darau rezultatus lieknėjų, pardavimai eina iš karto į viršų. Ir pagrindinės taisyklės ką mes turėtumėm suprasti, kad nereikia kažkokių lūkesčių dėti į šitą klientų grupę. Jūs turit daryti darbą savo. Jūs turit suprasti, kad kai kuriems žmonėms reikia laiko. Ir kad žmonės nėra kvaili ir jie nėra kažkokie gyvuliai, kad vat, jie privalo ten viską nupirkti. Reikia daryti kaip savo, kaip patiktų pačiai, įdomiai, sudominti ir svarbiausia yra atiduoti. Kai darai iš dūšios, kai visą tai stengiasi dėl žmonių, tikrai tada gauni atbulinį ryšį. Ir reikia visada analizuoti, kas žmonėm patiko. Tai yra žiūrėti, kiek buvo peržiūrų į video, kiek skaito, klausti patarimų žmonių, bendravimo, ne? Čia kaip ir socialinė erdvė, socialiniuose tinkluose. Kai mes tik klausim patarimų, tai mūsų statistika visai kitaip atrodo ir žmonės užsilaiko ir žiūri geriau stories, tai tas pats veikia ir čia. Ir ką aš pasakiau pradžioje, kad mes pačios turėtumėm rodyti pavyzdį. Žmonės nori pirkti pas tuos, kurie jiem patinka. Jeigu jie neperka pas jūs, tai reiškia kažkas jiem nepatinka. Tai arba nėra rezultato, arba pati nemėgsti produkto. Tai čia norėčiau atjungti truputėlį ir papasakoti. Jeigu pati produktų nesinaudoji, jeigu pačiai produktas nepatinka, tai visų pirma, sunku padaryti 70 PV. Sutinkate, ne? Kad kas nepadaro 70 PV, tas, kas nemėgsta produkcijos. Nes 2 kokteiliai dieną, tai žmogui, kuris mėgsta ir žino, kam tas reikalingas produktas, tai jau pas mus gaunasi kiek porcijų, tai 4 mūsų dėžutės Smart Go kokteilę į mėnesį. Čia jeigu vienas naudoja, o jeigu dar mes pajungiam ten ir kolageną, ir hialuroną, ir biodroną, tai daugiau sunaudojam. Tai jeigu jūs pati nemėgstat produktą, jūs neparduosit kitam. Čia neveikia taip, kad aš parduosiu tada ir ten pati gersiu. Ne. Aš iš karto matau, kas nėra mūsų produkto gerbėjas. Tai matosi, prisipažinkim, iš figūros, iš visko, iš karto matosi, kad neturi rezultato žmogus. Jeigu neturi rezultato, neparduosi. Kaip sakant, grubiai pasakius, nusirengus, priejus prie veidrodžių, tiesiog pastovėt ir sakyt, ar tikrai viskas tenkina, ta prasme, jeigu viskas tenkina, viskas gražu, tvarkoja, lieknėt nereikia, tikrai 100% patenkinta nusirengus prie veidrodžio, tai valio, tai ir žmonės pirks, nes tu naudoji, tu gražiai atrodai, tu pasitikinti savim. Jeigu tik tau pačiai nepatinka, tai lieknėjimo maratonai vyksta pas mus periodiškai, ypač dabar, bet vyksta šitas lieknėjimo maratonas, jis labai protingas, labai giliai ten viskas papasakojama ir nėra toks griežtas kaip mūsų lieknėjimo maratonai, kurie tik savaitę ir per tą trumpą laikotarpį
gauti rezultatą, tai reikia griežtesnių veiksmų negu dabar per 2 savaitės. Tai gaunant pačiai rezultatą, tas rezultatas tikrai žmonės pirks, nes bus pasitikėjimo produkto, bus meilė ir visai kitaip viskas vyksta. Taip, ką ten dar aš norėjau jum pabrėžti. Taigi mūsų lieknėjimo maratonai dažniausiai vyksta 1-2 kartus. Ir kad irgi gauti apyvartą, ne, kad užsidirbti iš mūsų lieknėjimo maratonai, tai reikia pakviesti kiekvieną 2-3 klientės. 2-3 klientės jum atneša, kaip jeigu vienas mūsų setas lieknėjimo maratoną KEM 3 PV, tai 130 PV vienas mūsų lieknėjimo maratonas jum atneštų, jeigu jūs pakviestum. Kviesti galima be abejo pasakoti ir jūsų klientų grupėse. Tas, kas be ko, ten ir rezultatus galima praeitų rodyti ir va šio. Ir iš tikrųjų, įeinant į lieknėjimo maratoną, ten galima transliuoti, kaip jūs pati laikotės, kaip jaučiatės, kaip ką panašiai valgot. Tai 2 srautai per mėnesį, tai jau apie 300 PV vien iš lieknėjimo maratono. Pajungus tai, kad jūs irgi geriat pati produktą ir naudojatės, tai čia jau gaunasi apie 400-500 PV. Tai va su klientų grupėmis laisvai galima užsidirbti 500 PV, o tai pas mus jau 300 eurų. Taip, jeigu mes išmokstam 500 padaryti, tai yra 300 eurų. Jeigu mes išmokstam 1000 PV padaryti su klientų grupė per mėnesį, tai jau 607 eurai iš asmeninės apyvartos. Taip, su prezentacija tiek. Ir jeigu turit klausimų, tai be abejo galite rašyti, čia klausti mane, ką aš norėčiau pabrėžti. Tai reikia padaryti, jeigu jūs nemokat, nedarot dar 500 PV, tai reikia padaryti per šią savaitę. Ir kuo greičiau jūs tą padarysit, tuo greičiau jūs pradėsit uždirbti šito įrankio. Žinau tikrai žmonių, kurie vien iš klientų čato uždirba 2000 PV, ne, padaro. Jeigu jūs mokat be klientų čato daryti 1000-2000 PV, jum jisai tikrai nereikalingas. Bet jeigu dar nemokat, tai būtinai reikia sukurti. Mergaitės, ar turit klausimų? Gerai, klausimų neturit. Ar yra iš jūsų tas, kas padaro virš 500 PV? Neatsakot, tai nėra, ar neatsakot, nes tai visos padarot? Brigita nepadaro. Greta, manau, nėra. Nu, tikrai yra, tikrai matau, čia ir Sabinas sėdi, tikrai yra. Tai žiūrėkit, tai jeigu jūsų socialiniai tinklai dar nedaro jums tokią apyvartą, tai būtina pajungti klientų grupės. Tai šiaip nereikia atidėlioti ilgam ir nereikia tarp savo tų viso klientų, tos telefono knygos rinktis, šitam rašysiu, šitam nerašysiu. Čia tas pats su verslo, kaip ir su verslo pasiūlymu, šitam darysiu, šitam nedarysiu. Dažniausiai žmonės suklysta tam, kurie galvoja, kad nereikia, tie būna aukščiausio lygio paskui top lyderiai. O tie, kurie galvoja, oi, kaip jam gerai čia seksis, jis dažniausiai nieko net nepradeda. Tai pagrindinė taisyklė mūsų referalinio verslo mes nesirenkam. Blogiausia, kas gali atsitikti, jums žmogus parašys, ne, aš nenoriu tą klientų grupę. Netgi jeigu tu su tą frazę apačioje, kad man būtų smagu, kad tu mane palaikytum. Va,
tai yra blogiausia, kas gali atsitikti pas jūs, nes jums nereikia įtikinėti žmonės. Aš labai atsiprašau, mano šiaip rašo žinutę. Taigi užduotis jum per šią savaitę iki savaitgalio, nes šiandien yra pirmadienis, gera dienos kaip ir savaitės pradžia, mes įpusėjom šitą mėnesį, tai jūsų užduotis, tie, kurie nedaro 500 ir 1000 PV asmeninės apyvartos, sukurti klientų čatus ir į mūsų darbinį čatą parašyti, kurią socialinę tinklą, kur jūs būtent nusprendėm, kokiam messengerį sukurti savo klientų čatą. Jeigu jūs dabar atsisėsit ir pagalvosit, ne, aš to daryti nenoriu, tai tiesiog užeikite savo apyvartas pusę mėnesio, ar jūs jau turit šiai dienai tiek, kiek jūs planavot šitą mėnesį padaryti. Jeigu neturit ir nekūrėt šito klientų grupės, tai faktiškai jūs ir neturėsit. Ant galvos jums nieko nenukris. Kol socialiniai tinklai bus vystomi, jie irgi bus vystomi kasdienių darbo, ne? Jeigu ten kurti socialinę erdvę irgi retkarčiais, tai, retai. Bet pagalvokit, tikrai socialiniai tinkluose ne visi jūsų pažįstami sėdė. O knygutė užrašų pas jūs tikrai yra visi jūsų pažįstami. Taip, klausimų. O jeigu sukūrite Facebooko grupę, taip, dingo kažkur pas mane. Irgi tinka, jeigu ten labiau sekasi parduoti. Facebooko grupė tai yra socialinis tinklas. Tai Facebooko grupė irgi galima, bet ten tikrai nesėdi visi. Galiu jums pasakyti, mano stories, aš kai žiūriu, labai daug pažįstamų nežiūri mano asmeninių pažįstamų. Bet kartais jie pažiūri, aš dabar nedarau tą, bet dariau statusą WhatsApp'e, kartais jie pažiūri Telegram'e, žiūri tie žmonės, kur yra Facebook'e, bet jie nežiūri. Galima kurti, galima Facebooko grupę kurti, bet ten tikrai bus, tai jūs ir taip ją turit, jūs ir taip jau ten vedat tikriausiai. Tai to, kad jūs sukursit atskirą, nieko nepakeis. Jūs apimsit tik tai, kas yra Facebook'e. O yra žmonių, kurie, sakykime, nesinaudoja socialiniu tinklu. Juokinga, bet yra, tikrai yra ir tarp jūsų pažįstamų tokių irgi yra, kurie turi, bet neįeina, kur žiūri tik tai savaitgaliais. Sakykime, aš tą pastebiu, man sekmadienis yra didžiausia peržiūrų, nes, aš suprantu, žmogus tik sekmadienį prisėdo, turėjo laiko ir tai žiemą, ne, paskui vasarą sekmadienį varys šašlų žiūrėt ir nežiūrės tos socialinius tinklus. O grupės, sakykime, visi dirba, ne, visi turi darbo grupės, visi turi vaikų darželės, ta prasme, grupės žmonės tikrai eina ir žiūri. Ir dar, aišku, dėl amžiaus priklauso. Jeigu bus vyresnio amžiaus, tai tikrai kokia nors močiutė jūsų, jai smagiau būtų tos žinutės paskaityti, negu Facebook'e. O kurti galima, Milena, galima Facebook grupę, jinai irgi veikia, bet jūs apimsit tik tos šiaip iš tikrųjų, kurios jau taip pažįstat, nes jūs iš ten imsit. Nebent jūs reklamą naudosit, taip toliau, tą irgi galima, bet tai yra truputėlį kitas dalykas. Bet jeigu pas jūs tą veiks, galit dubliuoti iš tikrųjų, padaryti. Galbūt jums taip seksis per tenai ir sakysim, geriausias variantas dabar per Facebooko grupės daryti. Tai šitą temą mes kaip ir apėmėm, norėčiau užbaigti, užrašas bus, išsaugosim ir galėsit naudotis. Geros jums dienos ir viso gero.